panašu, kad aš pakeliui į Šri Lanką, chebra. Ir negalėjau net kreipti dėmesio į šitą žavų dramblį. Jie visur religiniai simboliai ir statuos. Šit chebra, jie pačiupo mano kuprinę. Čia tarp kitko yra karinis oro uostas, iš kurio skrendu į Šri Lanką. Dabar, man atrodo, kratys visus daiktus, kuriuos aš taip sunkiai tenais pakavau ir trombavau ir dėjau daug pastangų. Tai mane vis dėlto iškratė. Nuostoliai buvo žiebtuvėlis ir 2 dėžutės degtukų. Degtukus nusprendžiau pasiimti, nes pasiėmiau smilkalų ir galvojau, tiesiog, jeigu yra smilkalai, būtini ir degtukai. Ir tokios mielos mažos dėžutės buvo, pamaniau, kodėl ne, bet pasirodo negalim, kad nekurti laužo lėktuve. Chebra, mane indai išgujo iš savo visuomenės ir aš esu priverstas valgyti maistą atsiskyręs šitoj skiliai, kai tuo tarpu jie patogiai sėdi savo kėdėse. Tai jeigu sutiksite indų, prisiminkite tą faktą, kad jie skriaudė lietuvį. Aišku, hiperbolizuoju čia ir juokauju, nieks manęs nevarė. Tiesiog nėra vietos ir tenka griebtis kraštutinių priemonių, valgyti prie baisiai nepatogaus stovimo stalelio. Aš jau čia, jau Šri Lankoje ir nauji nuotykiai prasideda, chebra. Nauja šalis, nauji nuotykiai, naujos vietelės ir nauji iššūkiai. Ir pirmas įspūdis toks, kad čia švariau. Ir regis tvarkingiau. Modernesnės mašinos, šiek tiek. Bet dar neįbridau į miestą. Ruošiuosi tą padaryti dabar. Varysiu į centrą. Nors mano rezervacija tik rytoj dienos metu įsigalioja, aš turėsiu kažkur praleisti naktį. Blogiausiu atveju tiesiog miegosiu parke. Na taip, nes tai galima daryti, čia tropikai. Gali miegoti kur nori. Kaip būti nužudytam svetimoje šaly? Tai naktį atsidurti random parke. Ten, kur aš dabar ir esu. Čia centrinis miesto parkas. Labai saugi šalis ir jau pas ne vieną žmogų paklausiau, ar naktį čia yra saugu ir sako, jo, seniai visiškai saugu, nespaini. Tai jo. Dėl to taip drąsiai sakiau, kad jeigu ką, miegosiu parke. Suprantama, to daryti nereikės, nes aš viską suplanavęs. Šitos smegenis, jos mane dar ne iš tokių rūpesčių ištraukia. Taip kad, va ko galima baimintis, ten gal ne visai matos, bet čia yra laukinis šuo. Ir dabar bus akistata. Biškai stepus objektyvas. Seniai, aš prie tavęs nelendu. Tu irgi geriau nenori su manim turėti bėdų, nes aš tokius šunis pusryčiam valgau. White House. Gal aš ne visai tinkamai gatvėj, bet nepanašu, kad čionais vyktų bent kažkoks naktinis gyvenimas be taksistų. Turiu omeny, nesigirdi, kad grotų muzika klubuose, kad šlaistytųsi gatvėmis apgirtęs jaunimas. Iš pirmo žvilgsnio to nėra.
Gerai. Kol kas pristabdau savo foto video reportažus. Ir nežinau ką. Nėra plano iki rytojaus, iki šiandienos, tiksliau, nes jau po vidurnakčio. Čia kojos tyro. Apie ką tai byloja? Tai byloja, kad tu gali čia miegoti kur nori. Jeigu bičas miega savo tuktukę, kojos iškišęs, tai panašu, kad aš galiu miegoti irgi kur noriu. Paliečiau žolę, jinai šlapia visą. Ne, ant žolės nemiegos vadina. Jokas jokais, bet reikia rinktis vietą miegui. Va čia pavyzdžiui, žavus soliukas po banjanų. O kaip žinia, banjanai yra šventi medžiai ir jau mums čia nieko nutikti negali. Pafilmuoju sublikstą. Ten toks ežeriukas, ten netgi tiltas yra per tą ežeriuką, o čia pavėsinė visai tvarkinga. Tvarkinga pavėsinė su stogu ir labai netgi patogi king size lova mano patogumui. Aš suprantama tiesiog vilkinu laiką naktyje dabar. Pabandysiu užkopti. Užtvertas tiltas. Nepraeisi. Čia viskas uždaryta. Avarinės būklės. Sutrūnijusios šiek tiek lentos. Bet kitoj pusėj ežero. Daug šviesos. Nes ten reina. O čia antis, tarp kitko. Žąsis. Ne antis, o žąsis. Yra netgi šiukšliadėžės miesto centre ir pieva, puikiausiai graži pieva, net nenusėta šiukšlėmis. Mėtosi vienas kitas maišelis, bet palyginus su Indija čia yra pasakiškas rojus. Lyginant šiukšlės, dar kitų aspektų nespėjau išjausti, žinoma. Katamaranai, nesimato, bet va tenais, patikėkit mano žodžiu, yra katamaranai. Aš jums dabar parodysiu, prieisiu arčiau. Tai čia klesti vadinasi ir vandens verslas. Jo, kaip čia. Tai reiškia viskas kultūringai. Aš galiu čia jaustis saugus, jeigu čia net katamaranus palieka. Vėl šiukšliadėžės ne per toliausiai nuėjęs. Šita išversta, man atrodo, čia tas pats šopas darbavo, kur prieš tai buvo naglas. Tai vis dėlto panašu, kad čia ir bus mano nakvynės vieta. Man iki hostelio eit nemažai, sunki kuprinė ir nėra garantijų, kad tenais kažkas dirba, o jeigu dirba, nėra garantijų, kad mane priims, nes officially ten tik po pietų prasideda mano rezervacija. Ir tiesiog, kodėlgi ne? Kodėlgi neprigulus pailsėt iki tol, kol bent atsidarys maitinimo įstaigos, kad galėčiau eit pavalgyti ir jau būtų šviesu. Ir
Pratems laiko, dabar reikia nusnaut šiek tiek. Va taip atrodo mano kuklus guolis. Labai džiaugiuosi savimi, kad nusprendžiau pasiimti šitą megztinį į kelionę. Jisai kaip maišas didelis, saugo tave nuo šalčio, yra fainas ir minkštas ir ant jo dar patogu gulėti. Taip kad labos nakties, Šri Lanka. Žiūrėkit, kas čia per judesys. Tenais žąsis. Ten žąsis juda, o čia žiūrkė buvo didžiulė, bet dabar pasislėpė kažkur. Palindo po pamatais, man atrodo. Žodžiu, supratau, kad man čia miegoti neišeis, kadangi čia arti vandens telkinys, va šitie va draugeliai čia diskutuoja. Tai viena priežastis. Kita priežastis, kad čia uodai puola. Neprotinga būti suvalgytam uodų. Reikia eiti kažkur tenais gilyn į tamsą po banjanų. No, I don't think so. I will just wait for the morning to go to eat, you know. Just waiting for the morning. Morning? Waiting for the morning. Okay, freaky shit. Freaky shit, abra. Kalbėjau su bičiuku. Aš guliu tiesiog ant suoliuko. Ragelį naršau. Nes matau, kad slankio kažkoks bičas aplink. Naršau ragelį, tas prieina. Sako, gal nori masažo. Sakau, seni, tu juokus mėgsti. Sakau, mano kultūroje masažas ir bičas, čiuvakas. Sakau, ir jis prastai angliškai šneka. Škalemenas. Sakau, mano kultūroje masažas, kurį daro vyras vyrui, yra labai blogai. Labai negerai. Tam tikruose ratuose viskas gerai, bet mano orientacija visiškai straight ir aš ne toks lengvai prieinamas, sakykime. Juokauju, aišku. Čia fucked up reikalai. Čia sketchy shit yra. Dalykai, su kuriais nesitikėjau susidurti. Jo. Tai va, aš nešu kudašniu. Man dar nepraeina tas masažo hypas. Čia parke 4 nakties. Seni, gal masažo nori? Jo, noriu. Tinkama atmosfera. Karočią. Kažkur ant suoliuko krūmuose, kad man masažo darytų. Čiuvakas. Bet nebuvo prievartos ir agresijos. Bet buvo labai nejauku. Labai nejauku. Nes aš galvojau, jis tipo pasakys, aš sakau ne ir jisai išeis. Ne, jisai atsisėdo šalimais ant suoliuko ir bando mane čiešinti. Tai tepiau slydę. Neatsisuknė atgal. Aš dabar žinau, kaip jaučiasi merginos, kai visokie persekiotojai ir frikai prie, joms rodo dėmesį. Nejauku yra. Ta prasme, kad žinai, kad jisai tau nieko nepadarys, bet vis tiek toks nejaukus momentas. Gerai, dabar šitoj vietoj, kur guliu, tai jaučiuosi visiškai saugus, nes čia jau uniformuoti vyrai ir net su automatais vaikštinėja. Tai apsauga nieko nepraleidžia prie manęs, jokių masažų.
chebra vaikštinėja su prožektoriais ir su šunimis ir jie kažko ieško. Kažko epicentre esu dabar, va, šuo laksto, uostinė viską, dabar šitas ten tą juodą bidoną tikrina, prieš tai policija irgi atvažiavo čionais, apėjo. Kažkas čia. Aš čia kažko nesuprantu. Vienam parko gale iškrypėliai, kitam parko policija siaučia. Dabar yra šiek tiek po 6 ryto, negaliu pasakyti, kad išsimiegojau, pasnaudžiau valandą ant šito medinio suoliuko. Ir va, kokiam aš epicentre esu. Tai man pavyko paklausti pas bičius. Pasirodo, šiandien yra Šri Lankos nepriklausomybės diena. Aš pasižiūrėjau Google, kad 4 vasario yra, bet greičiausiai šiandien jie švenčia šį savaitgalį kažkas tokio. Tai čia šurmulys, čia vyksta reikalai. Va, toks vaibelis, hebra. Čia visi su gūnais, visi pasipuošę su uniformom, gražiai atrodo žmonės. Daug autobusų privažiavo. Čia rimti reikalai. Rimti reikalai. Daug, labai daug žmonių. Ir aš toksai neišsimiegojęs, susivėlęs, vynioju ieškot pavalgyti, jau 6:30 ryto. Čia orkestras, ten jau girdėjau atliekant muzikinius kūrinius. Čia papuoliau taškietai. Tradiciškai, hebra, filmuoju maistus. Va taip dosa atrodo Šri Lankoje. Čia yra masala dosa. Didžiulis blynas, viduj greičiausiai išteptas kažkom ir šalimais padažiukai. Dar turi man arbatos atnešti, laukiu. Bet mane jau džiugina šitas vaizdas. Po to pasakysiu, kiek kainuoja, laikantis tos pačios tradicijos. Taip, tas dosa blynas ir masala čiai. Man jų pinigais kainavo 500 pinigėlių. Tai 300 jų pinigų yra 1 euras. Nu tai kažkas arti 2 eurų. Parodysiu jums dabar tą masažuotojo tykojimo vietą, masažuotojo kabinetą. Ir jisai yra čionais. Kaip matot, aplinkui parkas. Ir aš va čionais ant šito suoliuko buvau tiesiog prigulęs. Tas atslinko iš kažkur čia. Vaikščiojo aplinkui, sakau, what's up, nes jisai jau va, aš čionais guliu, jisai va čia atsistojęs, stojo man virš galvos. Jo.
Ir svarbiausia, aplinkui nieko nėra ir naktis. Tai buvo strioko. Kas čia per paukštis, aš pirmą kartą gyvenime matau. Va čia šitie patys bičiuliai iš nakties nuotykių, kur vedė savo debatus, kol aš bandžiau užmigti. Tas tiltas, va tenais, ta pavėsinė, čia bimbinėjau naktį. Naujienos tokios, kad jau buvau hostelį, ne hotelis, hostelis. Šį kartą, pirmą kartą gyvenime įkritau į hostelį. Ir pamiegau kelias valandas, dabar bičiukas pasisiūlė nuėti su manim pavalgyti irgi iš hostelio. Ir mes einam. Ir aš išgyvenau. Ir aš jau Šri Lanką. Gyvenimas bėga labai greitai. Ir tik ką pasikeitė planai, nes hostelį aš nepasilikau su va šituo va biču. Aš varau į Galę miestą. How you pronounce the Galę? Gol. Į Golį miestelį varau tenais, kur pliažai, tenais, kur surfinimas, nes tiesiog nenoriu likti sostiniai savaitį. Ir dabar yra sekmadienis, šiandien nuvarysiu ten, tikiuosi susirasiu, kur gyventi bent keliom dienom, o po to pagal seną planą ieškosiu normalių namų. Varom su tuktuku. Chebra, mano šiandienos kelionė baigėsi va tokiame jaukiame hostelio kambariuke. Užmušiau jau vieną tarakoną. Guli tenais. Neveikia ventiliatorius, nėra kondiškės. Va šitie va du pučiai mane. Pelėsų kvapas ir baisiai karšta. Man tiesiog reikia pratempti iki rytojaus. Nes rytoj turiu varyti, susirinkti rimtesnių, normalių namų. Čia toks labiau emergency variantas. Nieko baisaus. Byla, kad dar tarakonų naktį neatskristų, kol miegos. Va tokia žavių vietelė. Šarmo turi tai tikrai. Žodžiu, mano tikslas išsiprausti ir tepti slydę iš šiandien. Va šitą vietą praleido naktį. Backpacker goal. Ar aš norėčiau ten praleisti dar vieną naktį? Jokių būdų. Dėl to iš pat ryto
tepu slidės į kitą vietą. Ir dar viena priežastis yra ta, kad man darbas prasideda po kelių valandų ir aš jau turiu būti prisijungęs prie interneto. Tai kambarys, kuriame miegojau, jisai neturėjo kondiškės, ten 2 ventiliatoriai tik tais buvo įjungti, buvo tarakono ir buvo kažkoks vabalas, kuris mane prieš miegą sugraužė, kol aš jo nenukilinau. Ir po to, kai išjungiau šviesą, man pradėjo vaidentis, kad per mane visą lipa vabalai. Bet taip nebuvo, buvo tik tas vienas vabalas, jisai išseniau matyti, tik kojas sėdėjo. Okay, now we're talking. Dabar mes esame ten, kur ir turime būti. Nežinau, ką man reikalingi 2 kambariai. Tiesiog tokį radau per Airbnb ir tiek. Yra kondiškiai. Tulikas padarus, ačiū Dievui, su švariais veidrodžiais. Virtuvėlė tik tais tokia. Nu, va tokia. Siaura. Labai siaura. Karočią susiveikiau savo beveik jau baiką. Rimtą baiką. Normalų baiką. Bet aš niekada manualą nevairavau. Sakau, hebra, galit mane išmokyti? Čia tokia moteriškė ir vyrukas. Galit mane išmokyti manualą vairuoti, aš vengiu. Tai nežinau, kaip čia bus.